pradžioj gal pasakysiu, kad apskritai mano akimis dirbtinis intelektas yra viena didelė apgaulė. Mums buvo pažadėta, kad dirbtinį intelektą mes galėsim dirbti mažiau, padaryti daugiau ir jisai palengvins mums gyvenimą. Bent kol kas. Tai matomas yra ganėtinai atvirkštinis efektas. Lūkesčiai labai greitai auga, tempas labai didėja, supratimas žmonių prasiplečia, nes galimybės prasiplečia, labai stipriai pakeitė ir tempą, ir paslaugas, ir požiūrį, ir kuo toliau tas tik tai greitės. Tema yra tikrai, manau, labai įdomi ir visiems aktuali. Vadovai tikrai labai daug laiko skiria ir pinigų be abejo marketingui. Ir trumpai paprašysiu prisistatyti. Gerai, tai aš Julius. Nežinau, kiek čia giliai eiti į tą prisistatymą, bet šiaip mes kaip agentūra, tai veikiam jau 13 metų, matom, kaip ta rinka keičiasi, prisidedam prie įvairių verslas verslui įmonių augimo ir patys, kadangi specializuojame šitoj srityje, B2B marketingė, tai stengiamės labai ir tą rinką kiek išeina auginti, prisidėti prie dalinimosi gerosiom patirtim, gerosiom praktikom, tai čia mūsų toks misijos dalis, kad padėti auginti tą praktiką B2B marketingo Lietuvoj, padėti Lietuvos verslam, labai dažnai įvairiam gamybos verslam, prekybos, kartais paslaugų verslam, drąsiau eiti į rinką, drąsiau konkuruoti tarptautinėje erdvėje, geriau prisistatyti, iš gerosios pusės save parodyti ir pritraukti daugiau tokių klientų, kokių jie nori, tai čia mūsų toks arkliukas. Tai galima sakyti, kad verslo, vadinkim, praktikai esat ne teoretikai, bet kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro sprendžiate verslui reikalingas problemas, o iš esmės tai klientų paieška, įmonių pozicionavimas ir šitas rytis yra visiškai gyvendinama praktiškai, taip? Tik kad praktikai taip, bet aišku, daug yra ir to teorinio pagrindo. Tai ir mano paties mokslai, kai prasidėjo, tai Lietuvoj to teorinio pagrindo dar buvo mažai. Tada aš atsimenu, kai rinkausi prieš, kiek čia jau gal, nežinau, 18 metų studijas, tai buvo, kad Lietuvoj tu tokio kaip marketingo nelabai turėjai kur studijuoti. Arčiausia, kas būdavo, tai kažkas reklama, būdavo reklamos ir filologijos studijos universitete Vilniaus, būdavo kolegijose kažkas reklama, bet to marketingo platesnės truputėlį savokos, jos Lietuvoje dar tik tai atsiradinėjo tuo metu. Tai nuo tų studijų, kad gerai suprasti, o iš ko susideda, kaip padaryti, kad marketingo visos tos dedamosios, tai ir nuo kliento supratimo, tyrimų, nuo analizių iki įvairiaus įgyvendinimo, kad visuma veiksmų suskambėtų ir duotų reikiamą rezultatą. Šitas visą laiką buvo esmė, tai dabar irgi to teorinio pagrindimo yra daug, kai ruošiam strategijas, kai taikom, bet aišku, tas praktinis elementas yra labiausiai tai, ką įmonės vertina, ką nori matyti, kai renkasi jau tą partnerį, su kuo dirbs ir tie pavyzdžiai tada įgyvendinti ir išmoktos pamokos ir iš tikrųjų iš tos kasdienybės, iš kasdienio to grindinimo, iš to darbo. Išmoktos pamokos, įgytos patirtis, jos yra tai, kas labai daug vertės sukuria kasdienybei. Tai jeigu pirmoji daly pabandytume taip, sakykime, sugrįžti šiek tiek į praeitį, kokią 10-15 metų, kaip keitėsi Lietuvoje marketingo supratimas, apskritai vadovų santykis su marketingu, ar tai vis dar tas gajus reklama, pirkim laikraštuką ir statykime outdoor kažkokį, ar jau yra mes nukeliavę esam kažkur toliau? Kiek toli Lietuva nukeliavo, tai yra apskritai stebėtina, bet tai čia ne tik marketingo srityje, čia įvairiose srityse. Žmonės mūsų yra labai žingeidūs, profesionalai yra tokie, kurie visą laiką matė tas galimybės pasiekti geriausias, naujausias žinias internete, iš viso pasaulio, atsirinkti tai, kas svarbu. Tai tas progresas, jisai apskritai yra neįtikėtinas, nes tai, ką minėjai iš
10-15 metų atgal, kur jeigu kreipdavosi dėl marketingo, tai kreipdavosi labai dažnai dėl, arba tai būdavo, kad ten man reikia logotipo, arba man reikia tinklalapio, arba tai būdavo, kad, man reikia reklamos, reikia pareklamuoti kažkur. Tai tas supratimas jisai labai stipriai keitėsi ir turbūt keitėsi greičiau negu kitur. Mes kaip Lietuva šiaip esam tokia labai imli tauta per paskutinius dešimtmečius. Natūralu, kad tuomet ir tas pats dirbtinio intelekto panaudojimas ir priėmimas jis Lietuvoje yra vienas iš aukščiausių, ar ne, Europai. Tai tas žingeidumas ir imlumas jis ir davė tai, kad dabar žmonės kur kas geriau, galbūt ir net jeigu lyginsi su kitom rinkom arba brandžiom rinkom, gaudosi ir supranta, kaip sukurti tą vertę ir koks marketingo vaidmuo tame. Tai čia technologijos, kurios, sakykime, atsirado, yra socialiniai, tie patys tinklai ir dirbtinis intelektas, mes vėliau plačiau pakalbėsim antroje dalyje apie būtent dirbtinį intelektą, bet jeigu taip žiūrint 10 metų ir galbūt 20 metų tą visą laikotarpį, tai aš taip girdžiu, kad iš esmės marketingas labai stipriai keitėsi, evoliucionavo ir jau nebebėra toks paprastas įdėkime skelbimą į sakykime, tik tai į laikraštį ar kažkokį į portalą, o žymiai plačiau suprantamas. Tai galbūt, jeigu dar taip paklausčiau iš verslo, iš valdybų pusės, tai kiek įmonių, pavyzdžiui, Lietuvoje turi marketingo strategiją? Pačiam toks, gal turi tyrimus tokius? Mes turim tyrimus, mūsų tyrimas, mes darom būtent apie B2B įmonių Lietuvoje statistiką ir prieš 4 metus, 2022 metais apsiklausėm, sudalyvavo 188 marketingistai iš visos Lietuvos. Ir ten buvo klausima tam tarpe ir apie tyrimus, ir apie tyrimus, ir apie planavimą, kiek jie greitai ir planuoja, kiek toli į priekį planuoja, o kiek labiau pagal poreikį žiūri trumpalaikiai tokiai perspektyvai. Tai tada tyrimas dar šiek tiek stebino, kad tokios kaip užrašytos marketingo strategijos turi nedaugelis, jeigu neklystu, ten apie trečdalį buvo tame tyrime. Tai šiemet mes kartojam tą tyrimą ir prašom vėl verslas verslui marketingistų sudalyvauti jame ir pasidalinti savo patirtimis. Bus labai įdomu palyginti, kaip keitėsi per paskutinius 4 metus. Apskritai šitie 4 metai paskutiniai buvo labai stipriai pokyčių metai ir dėl karo ir dėl sutrikusių tiekimo grandinių ir, aišku, dirbtinio intelekto ir daug kitų pokyčių, kurie nulėmė, kad marketingistai dirba visai kitaip. Bet bus labai įdomu pamatyti, kiek tai atsiliepia į tai, kad ar dabar jie planuoja labiau priekį ir padengia tą strateginį lygmenį, ar kaip tik jaučiasi, kad jie negali planuoti toli į priekį, nes viskas taip greitai keičiasi. Tai čia dar bus labai įdomu įvertinti. Tai mes tom tyrimo išvadom dalinsimės ir per konferencijas, ir per žiniasklaidą, ir šiaip mes jį, aišku, pas save į tinklalapį įsidedam atvirai, kad bet kas galėtų matyti, parsisiųsti duomenis. Tai čia metų antroji pusė planuojam turėti jau rezultatus. Tai gal jeigu šitą dalį taip apibendrinant, kad greičiausiai mes tikslius duomenis turėsim vėliau, bet susidomėjimas arba dalyvavimas arba pokalbiai šitą temą, jau turbūt, jeigu prieš 4 metus turėjo trečdalis, sakykim, strategiją, tai, sakykim taip, labiau mes linkę manyti, kad turėtų tas skaičius būti didesnis, strategijos pasiruošimo, ar iš jausmo. Koks jausmas? Aš pasakysiu taip, reikia suprasti, kad verslas verslui įmonėse yra labai daug skepticizmo dar marketingui. Kas buvo per šitą visą laikotarpį ankstesnį, nekalbu apie 4 metus, kalbu apie 10-15 metų, kas buvo per šitą laikotarpį, kad verslas verslo įmonė supranta, kad paklausa turi iš kažkur atsirasti. Iki šiol ją generuodavo arba pardavėjai, ir tada būdavo pardavimais paremtas paklausos auginimas, kad jie tada skambinėja, rašo, eina beldys į duris ir taip iki kažko prisibeldžia. Arba tai būdavo kokybiškas produktas savaime duodavo naujus klientus. Bet tai yra labai nepatraukli pozicija. Jeigu mes viską paremiam ant pardavėjų, tai mes labai save apsiribojam. Iki ko jie prisibels,
kokį įspūdį jie paliks, dažniausiai jie prisibeldžia su šaltu pakankamai kontaktu ir vartotojo kelionė yra labai ilga, todėl pačiam pardavėjui prisibeldus ir tikėtis, kad jisai jau paims tinkamu laiku, tinkamai vietoj tą klientą yra labai sudėtinga. O jeigu mes viską paliekam ant to word of mouth, tas iš lūpų į lūpas, ar ne, kad jeigu mes gerai dirbsim, tai mus rekomenduoja, ant ko labai daug verslų buvo pastatę savo marketingą. Jie dirba pigiai, jie turi savo kokį nors ten kontaktų ratą, nežinau, jeigu gamykla, ten turi kokį 20 savo klientų per Europą ir dirba, kartais atsiranda naujų, kuriem parekomendavo kažkas iš esamų klientų. Ir jie kažkiek auga, kažkiek laimingi, bet vėlgi tai reiškia, kad gerai, kad mes gerai dirbam ir apie mus nori gerai kalbėti, bet vėlgi kiek mes daug neišnaudojam potencialo. Galbūt mūsų kaina yra maža ir tai nulemia, kad mes matomi kaip tie tokie pigus, geras kainos ir kokybės santykis, kur ateisi, gausi. Norim būti, kurti aukštą pridėtinę vertę. Ir labai daug Lietuvos verslų ant to persiorientavo, kaip kurti tą aukštą pridėtinę vertę, kaip save pristatyti įvairiose nišose gerose, kad kai renkasi tiekėją, klientai iš visos Europos, jie būtent norėtų ateiti pas mus, jie būtent norėtų dirbti su mumis. Ir tai reikalauja ir tam tikro nuolatinio to prekės ženklo žinomumo palaikymo tikslinėse auditorijose, ir ekspertiškumo rodymo, ir santykio kūrimo, reikia suprasti, kokia ilga vartotojo kelionė yra, kad sprendimai jie priiminėja metus, kartais 2. Reikia suprasti, kad kreipiasi jie jau kai būna internete praneršia ir susižinoja labai daug dalykų ir ateina pas mus ieškodami jau kontakto arba labai esminių detalių arba jau nori suprasti mūsų galimybės būtent jų poreikiai atliepti. Tai visas šitas labai keitėsi ir būtent marketingo rolė tada atsiranda labai svarbi, kaip tą vartotojo kelionę ilgą labai užpildyti, kad mes galėtumėm šildyti, būti visą laiką šalia kliento su savo komunikacija, su savo sprendimais, patarimais, kad kai jam ateis laikas pirkti iš mūsų, kad jis tada žinotų mus ir norėtų būtent pas mus ateiti. Čia man prisiminiau labai asociaciją su Limpros direktorius, neseniai dalyvavo mūsų laidoje ir minėjo, kad produktyvumas Lietuvoje tikrai žemas, bendrai apie 2 kartus prastesnis negu ES vidurkis ir algos tikrai vejasi, auga greičiau negu produktyvumas. Tai turbūt čia labai susisieja šitie dalykai, nes anksčiau gal užteko tik tai tiek, kiek užteko tų klientų natūraliai iš esamų, bet jeigu tikrai norim kurti aukštesnę pridėtinę vertę, jeigu norim auginti rinką daugiau negu natūraliai jinai auga, tai čia turbūt B2B marketingas tikrai turėtų būti nuoseklesnis, turėti strategiją. Tai kaip dirbtinis intelektas, ar draugauja marketingo specialistai su dirbtiniu intelektu ir kaip tai gali verslui padėti? Šiaip pradžioj gal pasakysiu, kad apskritai mano akimis dirbtinis intelektas yra viena didelė apgaulė. Mums buvo pažadėta, kad su dirbtiniu intelektu mes galėsim dirbti mažiau, padaryti daugiau ir jisai palengvins mums gyvenimą. Tai bent kol kas, tai matomas yra ganėtinai atvirkštinis efektas. Lūkesčiai labai greitai auga, tempas labai didėja, supratimas žmonių labai prasiplečia, nes galimybės prasiplečia, tai reiškia, jie turi suprasti daugiau sričių, daugiau ekspertinių zonų, ką jis turėtų padengti, galėti padengti. Tai dirbtinis intelektas labai stipriai pakeitė ir tempą, ir paslaugas, ir požiūrį, ir kuo toliau tas tik tai greitės. Tai aš neįsivaizduoju, dar kol kas nematau vizijos, kaip dirbtinis intelektas iš tikrųjų palengvina gyvenimą. Kas labai stipriai tada pradeda matytis, tai takoskyra tarp tų įmonių, kurios iš tikrųjų pradeda gerai naudoti ir tada iš tikrųjų įlieja prasmingai į savo gyvenimą dirbtinį intelektą ir kokiu pagreičiu tada jie gali dirbti, lyginant su įmonėm, kurios to nedaro. Kurios šiek tiek atsargiai žiūri, kurios žiūri labiau gal skeptiškai iš tos ir saugumo pusės, ir gal nepasitiki. Ir tos įmonės labai dažnai randa tą tokį bet. Pavyzdžiui, kalbam apie kokį nors funkcionalumą, kaip ką galėdavo ten, jau kiek mes, 3-4 metai, kiek gyvenam su ChatGPT, 3 kažkur metai, ar ne, kai išpopuliarėjau. Ir jie pradeda naudoti
ChatGPT, jie pradeda kalbėtis, kažko klausti, bet kokia vertė dar nėra sukuriama iš viso to. Tai tik tai apsunkina, įneša labai daug triukšmo. Pavyzdžiui, keičiasi sritis apskritai visos, programavimo sritis, dizaino sritis stipriai keičiasi. Ir takoskyra tarp įmonių tada, kurios prasmingai panaudoja ir kurios neprasmingai panaudoja, pradeda darytis tokia 5-eriopą, 10-eriopą, kiek greičiau gali įvesti pokyčius, sukurti dalykus. Ir tai, aišku, daug labai lemia ir iššūkių, ir galimybių, bet reikia suprasti, kad tie skaičiai, kiek dabar įmonės dar naudoja dirbtinį intelektą, šiaip jie yra dar fantastiškai maži. Aš čia pabandžiau prieš laidą truputėlį atsidaryti statistiką, kiek dabar įmonių naudoja, pavyzdžiui, Claude AI. Tai aš nustebęs buvau, kiek dar mažai įmonių naudoja. Šiaip rinkoj dar, aišku, sakau, tas yra toksai atsargumas, bet pavyzdžiui, jeigu ChatGPT yra tas naudojamas kaip jau populiarusis variantas, ar ne, jis turi praktiškai 2/3 dabar rinkos dalį ir jisai toksai jau grandas yra laikomas, tai jį naudoja 900 milijonų per pasaulį tokių mėnesinių aktyvių vartotojų, kurie bent kartą į mėnesį kažką prisijungia, kažką paklausinėja. Ja. Tuo tarpu Claude turi dar tik 30 milijonų tokių aktyvių vartotojų, čia paskutiniais duomenimis. Bet jie labiau orientuoti į verslą, į specifinius, į programavimą. Turbūt yra specifiniai tam tikri verslo dalykai. Klientų kol kas jie turi tik 300 000 per pasaulį. Taip. Čia yra fantastiškai mažas skaičius. Taip. Kokį pranašumą įgyja įmonės naudodamos Claude, lyginant su bet kuriuo kitu varikliu. Ir čia praktiškai net nereikia specifinių įmonių. Imkim, nežinau, bet kurią įmonę, kuri turi administraciją, jai suteikia milžiniškų pranašumų šitie varikliai. Ir tada pasižiūri, kiek daug įmonių nenaudoja, kiek daug dar žiūri atsargiai ir dar kiek daug iš tų, kurie naudoja chaotiškai, paeksperimentavimui, kažką truputėlį pasiklausdami, bet iš tikrųjų nepriimdami, neįsileisdami to pilnai normaliai į savo veiklą. Tai ta takoskyra darosi labai didelė. Ir jinai truputėlį pavojinga, mane truputėlį gazdina. Kuo daugiau tenais lendi, tuo labiau supranti, kiek daug dar nežinai, kiek daug yra dar galimybių, kurių tu neišnaudoji. Ir tada tai sukuria tokį nuolatinį stresą truputėlį. Kad ar mes darom pakankamai? Nes o gal kažkas kitas jau daro pakankamai ir tada jie turi dar didesnį pranašumą. Bet galima čia tokį paralelę išvesti, pavyzdžiui, kad taip pat buvo panašiai su marketingo strategija, tik tai tempas čia dabar žymiai didesnis. Kažkada ten marketingas buvo suprantamas kaip įdėti skelbimą į Facebooką arba į kitą kažkokį tinklą, ar į Instagramą, ar į apskritai laikraštį kažkokį, arba į televiziją. Tai dabar jau turbūt profesionaliai žiūrint į marketingos, reikia turėti marketingo strategiją ir ją adaptuoti ir pritaikyti tuos įrankius. Tai aš taip grįžtu dabar, kas buvo prieš 10-15 metų su marketingu, kaip supratom, tai dabar iš esmės įmonės turėtų turėti ir jau kai kurios turi dirbtinio intelekto strategiją. Ir tai tada, nes iš tos vaikystės, kūdikystės fazės, kai visi eksperimentuoja ir nežinau, deda netgi įmonės duomenis, dokumentus į ten privatų kažkokio ChatGPT ar Claude ar bet kurio kito dirbtinio intelekto įrankį, be jokios taisyklių, be jokios saugos, tai toksai vyksta chaosas, kaip pats paminėjai, ne? Ir turbūt, kad čia yra vadovų atsakomybė, lygiai taip pat suvaldyti šitą procesą, suprasti, kuo greičiau vadovai supras, ne, kad reikia turėti strategiją dirbtinio intelekto diegimo ir tada tas dirbtinis intelektas bus labiau valdomas, labiau bus, taip sakykime, apribotas teisės, ne, kas galima, kas negalima. Ir galbūt išvada būtų tokia, kad čia nėra klausimo, ar naudoti dirbtinį intelektą. Čia klausimas, kokiems tikslams, kaip greitai, ne, ir kokioje srityje. Kaip teisingai jį naudoti. Tai vienas iš didžiausių pavojų, kai kalbam apie dirbtinio intelekto naudojimą, tai yra, jeigu mes jį pradėsim diegti organizacijoje, kur yra chaosas, tai neš tik daugiau chaoso. Taip. Ką reiškia? Tai pavyzdžiui, paimkim kokį nors įmonę, kuri savo klientam siunčia ataskaitas, ar ne?
Jeigu iki šiol nebuvo standartizuota, ką mes raportuojam ir kaip raportuojam, Kokiais kokios rodikliais? tos ataskaitos, kokiais rodikliais, kaip mes jas pateikiam, ir tada sakom, dabar naudokitės dirbtiniu intelektu, o žinom, kad nuo žmogaus be galo priklauso, kokį rezultatą gausi iš dirbtinio intelekto įrankių, iš modelių. Tai jeigu tu paduosi 5 skirtingiem žmonėm, tai įneš tik tai dar žymiai daugiau chaoso, nes jie dar skirtingiau pradės daryti su dirbtiniu intelektu tą raportavimą. Greičiau, mes galim pavadinti, Tik tai greičiau. chaosas bus kvadratu arba chaosas kubu. Tiesiog bus greičiau išsiųstos netvarkingos, neteisingos Greitesnis arba chaosas. taip, greitesnis chaosas. Tai Juliau, tai kaip marketingo vadovai šiandien susikalba su CEO, su CFO, kokiais rodikliais tai galima išmatuoti ir kaip galima pagerinti tą komunikaciją? Tai aš čia galiu kalbėti labiau tik tai gal iš savo pusės, nes aš nepakalbėsiu už visus marketingistus, už visą marketingą, bet kadangi daugiausia dirbam su verslui įmonėmis, tai visą laiką būdavo iššūkis, kad lyginam, arba kai konferencijose kalbam apie duomenis, nurodomi yra B2C, tai kur verslas vartotojai, kur jų klientas yra vartotojai galutiniai, jų duomenys. Ir ten yra daug duomenų, jie turėdavo visą laiką viską, nuo elektroninės komercijos įvairių pirkimų, kiek daug tenais augo galimybės pamatuoti įvairius dalykus, kiekvieną ten paspaudimą, pelės pajudėjimą, nuo parduotuviai trekinimo, kaip jis kur pasižiūrėjo ir nuo reklamų analizių ir taip toliau. Verslui marketingė mes niekada neturėjom prabangos matuoti ir gerai pagrysti duomenimis informaciją. Ir čia turbūt pagrindinis iššūkis tai būdavo tame, kad įmonės arba neturėdavo tų duomenų, reiškia tie duomenys išskaidyti, padriki ir nėra jokios higienos tame, arba įmonė laiko tos duomenys kažkur taip uždarė ir nepriiminėja sprendimų pagal tos duomenys. Tai reiškia, pavyzdžiui, mes kaip partneriai, mes niekada nelaikėm savęs tokia labai tradicinė agentūra, kur mums pasakot, ką padaryti, mes einam daryti. Visą laiką būdavo daugiau dialogo ir pokalbio, bent jau visą laiką stengdavomės tą turėti, daugiau dialogo, pokalbio apie verslo rezultatą, apie sukuriamą vertę, apie kur turėtų būti prioritetai, kad sukurtumėm daugiausia vertės ir kas jiem naudinga. Tai dar visą laiką būdavo tas toks, kad vis tiek yra duomenys įmonės viduje, o agentūrai partneriam paduodam tiek, kiek jiem yra reikia. Bet kuo labiau šitas atsiveria, kuo daugiau pradedi susidurti su atvejais, kur įmonė pakankamai atvirai dalinasi, kur kaip sekasi, kiek kurioj, marketinge mes turim tą terminą marketingo piltuvėlis, ar ne, angliškai funnel. Tai kiek kurioj piltuvėlio vietoj vartotojų nubyra, kur jie stringa, tada tu matai detalės ir gali pastebėti, o kur gali būti problemos, tada keli hipotezės, tada gali spręsti. Jeigu tu nematai, kokį finale pačioj piltuvėlio, kokį finale davė rezultatą verslui, galbūt vidutinis užsakymo dydis, galbūt tai yra kiek tikslinis vartotojas, kiek pelningas vartotojas. Kuo tu mažiau tos informacijos turi, tuo tavo hipotezės yra mažiau paremtos, pagrįstos. Tai tikrai dabar yra labai didelis lūžis, kad verslas verslui marketingė mes turim kur kas daugiau apčiuopiamų duomenų. Ir aš kalbu ne tik tai apie tai, kad kiekybiniai duomenys yra jų daugiau ir ten galima daugiau pamatuoti ir per kanalus. Net jeigu tai yra, tikrai yra tokių klientų, kuriems sėkmė yra gauti vieną naują klientą per metus. Nes jų vidutinis užsakymas yra 500 000, 100 000, jie turi nuolatinių klientų ratą ir jiem augti reikia maždaug 1-2 klientų per metus. Yra ir tokių. Ir tu vis tiek gali pamatuoti, o kiek mus seka, o kiek mes pritraukėm į savo vieną kitą veiksmą, o kiek kažką parsisiuntė, peržiūrėjo, kiek pabendravom, kiek sudalyvavo mūsų renginyje. Ir tuos dalykus matant, tuos dalykus analizuojant, tada galima kur kas daugiau sprendimų priiminėti. Tai kiekybinis elementas yra vienas. Bet ir kokybiniai duomenys yra dabar apskaitomi, ta prasme, kad juos galima paversti į įžvalgas. Anksčiau galbūt niekas nežiūrėtų ir nematytų ten, pavyzdžiui, pardaviminių susitikimų transkriptų. O dabar, jeigu pardaviminiai skambučiai yra transkribuojami ir dirbtinis intelektas gali juos apdoroti ir suprasti, kas įvyko pokalbio metu,
kur pakrypo negerai ir taip toliau. Jis paduoda labai gerus duomenis, labai geras įžvalgas ir gali išanalizuoti tuos duomenis, prie kurių anksčiau niekas tiesiog neprikištų nagų. Ir turbūt reiktų paminėti, kad ir mūsų DQ Analytics vystoma veikla, mes labai daug investuojam į atvirus duomenis ir su jais dalinamės nemokamai. Esam gavę ministrės pirmininkės Šimonytės apdovanojimą kaip geriausia Lietuvoje atvirus duomenis įdarbinęs projektas. Tai BI Free sprendimas yra, kuriame yra analizuojami ir Lietuvos atlyginimai, visų įmonių Lietuvos atlyginimai, ir Lietuvos verslo efektyvumas, tai yra pardavimo pajamos, pelnas, turto grąža, nuosavybės grąža, rinkos dalis. Tai verta paminėti, kad jau įmonės analizuoja ne tik savo duomenis, bet su viešai prieinamais duomenimis, su nemokamais įrankiais. O Lietuvoje ir jų yra tikrai labai labai daug atvertų yra. Ir galima tai išnaudoti, išeiti iš savo uždaro burbulo. Ir mums asmeniškai tenka irgi susidurti su įmonėm, kurios pozicionuosi, kad mes čia labai gerai dirbame, mes marketingo, mūsų strategija labai gera, bet parodai 7 metų perspektyvoje, kad buvo prarasta, pavyzdžiui, 3% rinkos. Ir tada, aišku, akcininkam, vadovam, finansų vadovam, visiems toks, ypač valdybai, tai toks šokas kaip mes čia, taip, nes gali save šiek tiek apgaudinėti, išsirinkai dalykus, išsirinkai įmonės arba metodus arba būdus, kaip nori save matuot ir per tą prizmę savo pats atrodai gražus. Tai vėlgi grįžkime prie vidinių įmonės tų duomenų. Tai jeigu reikėtų rodikliais pakalbėti, galim kalbėti apie B2B marketingą, tai, sakykime, vadovai dabar klauso mūsų ir galvoja, gamybinės įmonės vadovas, tai kaip man susiskaičiuoti, kokiais rodikliais pamatuoti, klientų įsigijimo kainą. Jeigu mes buvom prieš 5 metus parodoje, tai kaip čia pamatuoti, tai ar tie dalykai pamatuojami? Čia galim ir iš toliau truputėlį pradėti. O kokia tada rolė yra marketingo? Ir labai dažnai ta rolė būdavo suprantama kaip ką mes darom marketinge. Veiksmai būdavo vertybė. Kodėl tai būdavo vertybė? Dėl to, kad ne visi darydavo. Jeigu tu darydavai kažką su marketingu, tai jau suteikia tau tam tikrą pranašumą. Jau jūs atrodot gerai, jau jūs gal profesionalesni, gal jūs jau labiau pasikaustę, gal jūs labiau pasitikit savim, jeigu taip viešai rodot savo produktų, savo asortimentą, gal net kainas, gal dar kažką. Tai rolė būdavo daryti. Ir jeigu darai, gerai. Dabar darimas yra higiena. Daryti jau yra paprasta. Ypač su dirbtinio intelekto įrankiais. Daryti gali kiekvienas ir profesionaliai atrodyti gali kiekvienas. Nebereikia įgudusios akies, kad padarytų kažką, kas atrodo profesionaliai. Nebe ten dabar yra vertybė. Vertybė yra padaryti. Nes toli gražu ne kiekvienas padaro. Arba nebūtinai tai, ką mes darom, duoda rezultatą. Ir va čia tada atsiremiam į tai, o ką mes rodom, kas mums yra, kad padarom. Kokius tikslus keliam. Kada mes skaitom, kad marketingas mums sukūrė vertę. Tai tas rodiklių spektras, jisai, taip sakykime, jeigu anksčiau būdavo visą laiką tie tokie top of funnel veiksmai, viršui piltuvėlio, ką mes darom, kad mus pamatytų. Mes dirbam, kad mes būtume matomi. Kokiose parodose sudalyvaujam, kiek postų įsidėjom, kiek tos postus pamatė, galbūt kiek mes, žiniasklaidai komunikuojam ar dar kažkas. Pamatymas buvo tai, ką mes labiau matuodavom ir vertindavom, suprasdami, kad lygtai žemiau mes nepamatuosim. Tai dabar tas spektras vis leidžiasi žemyn, ar ne? Tai jau tada įmonės pradėjo vertinti gerai. Mums iš to pamatymo gal nebūtinai visą laiką yra naudos. Tai dabar žiūrėkime, kur nauda. Tai tada, ten jau viskas daugiau mažiau susivesdavo į tai, kokius mes tuos užklausas gaunam, tie potencialūs pirkėjai, lydsai angliškai vadinami. Kiek ir kokių mes tų lydsų gaunam. Tai dabar jau tas pokalbis, jis kuo toliau, to daugiau sukosi apie būtent tą piltuvėlio apačią ir tas padeda labai susivienodinti ir su valdybom, ir su vadovais, ko mes siekiam, kad tas darimas nebūtų pagrindas mūsų susitarimo. Tai kai ateina į agentūrą, sakau, prieš 10-15 metų tai ir būdavo. Ką jūs darot? Ką jūs darot, ar ne? Arba man reikia, kad jūs darytumėt šitą. Lygiai įsivaizduodamas, kad, pavyzdžiui, optimizavimas paieškos sistemam jam savaime duos naudos. Arba įsivaizduodamas, kad papaustinimas į Facebooką jam duos naudos. Tuo tarpu dabar pokalbis dažniau sukasi, o ką jūs padarot? Parodykit, kur jūs sukuriat vertę ir parodykit, kur mano įmonėj sukuriat vertės. Ir čia yra paradoksas, kad iš esmės gali būti taip, kad jūs darydami mažiau
mažiau leisdami pinigų reklamai, mažiau važiuodami į parodas, galite turėti daugiau klientų arba tą patį klientų kiekį, bet klientų įsigijimo kaina gali būti mažesnė. Tai aš taip apibendrinčiau, kad iš esmės labai stiprus toks vyksta į kokybę, į segmentavimą, į tokį, nes to triukšmo labai daug, įvairiausio triukšmo, ne, ir spaudoje, ir etery, ir internete, ir turbūt fokusas į kur tai įmonei strategiškai nori susikoncentruoti ir turbūt dar tie tikslai įmonės gali keistis. Pirmi 3 metai galbūt įmonę reikia labai užauginti, surasti daug klientų, bet po to galbūt jos reikia mažėja tikslai arba kai tik dar daugiau didėja, plečiasi rinkos. Tai šitoj vietoje, jeigu apibendrintume tą dalį, kaip vadovai marketingo susikalbėti su su finansų vadovu, norint gauti marketingo biudžetą, pasitvirtinti valdyboje marketingo biudžetą. Tai gal įvardinkim keletą rodiklių, pavyzdžiui, aš tokius kaip kliento įsigijimo kaina, kuri iš esmės jau atsako, tai kiek kainuoja vieno kliento pritraukimas. Ir turbūt ne tiek, kiek kliento įsigijimo kaina, bet ir tuo pačiu, kiek tas klientas nupirko, per kiek laiko atsipirks. Nes jeigu įsigijimo kaina, kad ir 1000 eurų, bet kliento lifetime value yra ten 5000, tai čia viskas yra gerai. Problema, jeigu klientas nupirko už 100 eurų, o kliento įsigijimo kaina turbūt 1000. Tai būtent, šiaip rodikliai, kuriuos matuojam, tai ir yra dažniausiai susiję su tuo, už kiek mums pavyksta įsigyti vieną klientą, kiek jisai sugeneravo ir koks yra bendras jo potencialas. Viskas susideda į tai, koks yra tas pipelinas, ar ne? Pipelinas tai yra už kokią sumą potencialių klientų mes įgyjom marketingo pagalbą, ar ne? Ja. Bet man viskas dar labiau susiveda į tai, kad šiaip lengva pasakyti, kad jeigu darom daugiau veiksmų, tai nebūtinai duos daugiau naudos, darykim tikslingesnius veiksmus, bet o kaip daryti tuos tikslingesnius veiksmus? Ir čia atsiranda tas strategiškumo elementas ir atsakomybės prisiėmimo. Jeigu marketingui mes neleidžiam prisimti atsakomybės už tai, koks yra rezultatas, tai reiškia, mes pasiimam stiprius žmonės, ar ne, bet mes vis tiek diktuojam jiems, kokie veiksmai lygtais turėtų būti daromi, kad tai duotų rezultatą, tai mes jiem neperleidžiam atsakomybės. Jie tada išjungiam jų mąstymą apie tai, o kokios priežastys iš tikrųjų. Taip, jie tampa vykdytojais. O strategiškumas arba strateginis tas mąstymas, strateginis valdymas, jis būtent padeda prioritetizuoti, kur turi būti prioritetas, ką mes turim padaryti, kad išspręstumėm, kad mūsų piltuvėlis turėtų pralaidumą geresnį tose vietose, kur reikia ir panašiai. Į šitą vietą susiveda ir tas, jeigu atsiranda ownershipas, tas atsakomybė, to, kas valdo marketingą, ir atsiranda geras prioritetizavimas, nes nebūtinai veiksmas bus padaryti kažko daugiau, kad gautumėm daugiau lydsų, arba padaryti X veiksmus, kad gautumėm, kad vidutinė vertė kliento būtų didesnė, bet galbūt prioritetas yra ten, kas mums leis su tuo klientu turėti daugiau užsakymų, arba kad tas klientas atvestų mums dar 3, arba kad kažkurioje vietoje mažiau nubirėtų piltuvėlyje, arba kad mūsų žinutė dėmesį patrauktų to, kuris mums bus vertingesnis klientas ir labiau yra tikslinis. Yra daug vietų, kur strateginis matymas tuomet nulėmė, ar duoda naudos ar ne. Tai apibendrinant šitą dalį, turbūt galima pasakyti, kad jeigu įmonė turi marketingo strategiją ar marketingo vadovas yra top managemento, ne, tai jisai turi dalyvauti strategijoje, turi suprasti, kokie įmonės tikslai ir reikėtų suteikti ir įgaliojimų, ir biudžetą, ir teisės, ir atsakomybę tuo pačiu perduoti, bet iš esmės mes kalbam, kad marketingas yra, ypač B2B marketingas yra integralus. Jis turbūt neatsiejamas nuo pardavimų, nuo įmonės strategijos ir be abejo nuo visų technologinių įrankių. Tai Juliau, klausimas labai paprastas. Tai ar prie dirbtinio intelekto eros apskritai marketingo agentūros dar turi šansų išgyventi? Labai natūralus klausimas. Šiaip labai priklauso nuo to, kokia bus agentūros rolė. Jeigu pasižiūrim dabar jau, kaip sakau, mes jau su dirbtinio intelekto įrankiais gyvenam, ar ne, 3-4 metus ir viena pirmųjų tokių prognozių buvo dirbtinio intelekto, kad ne grynai apie agentūrų veiklą, bet apie tą konsultacinio verslo nišą, kad jai tampa didelė rizika, kad ji kaip ir turėtų išnykti, dirbtinio intelekto pakeista. Kas nutinka, tai nutinka atvirkščiai.
jų reikšmė didėja, jos puikiai gyvena, konsultaciniai verslai puikiai gyvena. Jie su mažiau žmonių padaro daugiau vertės. Įmonės labai vertina tą, kas padeda jiems strategiškai susigaudyti. Tai tas vykdymo elementas, jis mažėja. Ir mes tą jaučiam net ir pas save agentūrai. Kad vis mažesnė dalis to, ką darom, yra techninis įgyvendinimas. Kad reikia, kad kažkas įvyktų, nes ar paimsim, kur kažką reikia suprogramuoti, ar tekstus surašyti, ar išanalizuoti, įvertinti, visur ten labai palengvina ir labai pagreitina dirbtinis intelektas, bet stipriai auga dalis, kur reikia iš tikrųjų suprasti, o kur kuriama vertė, kaip prioritetizuoti ir pasirūpinti, kad būtų iš tikrųjų įgyvendinti teisingi dalykai. Tai konsultacinė dalis, jinai labai stipriai auga. Ir čia ir yra didžiausia vertė, kurią išoriniai partneriai, išoriniai konsultantai, kuo toliau, to labiau suteiks. Ir viduj žmonės reikalauja turėti, įgyti iš darbdavio įgūdžius, kurie jam leis ateity būti konkurencingam rinkoje. Tai ir pačių įmonių darbuotojai nori mokytis, o kaip dirbti naujoj realybėj, naujoj aplinkoj. Ir nori, kad jie mokėtų dirbti geriau ir greičiau. Bet išoriniai partneriai, kurie dirba su daug įmonių, kurie gali uždėti tą sluoksnį tokį užtikrintumo, stabilumo, žinojimo, kad yra kažkas kambarį, kas gerai susigaudo, žino ribas, kur nenuklysti ir kaip daryti teisingus dalykus, kurie iš tikrųjų leis įgyti konkurencinį pranašumą. Čia yra milžiniška vertė, kuri tada atveria labai labai daug naujų galimybių agentūroms. Tai jeigu anksčiau būdavo įmonė, sakykime, atmeskim galbūt 250 darbuotojų ir daugiau, įmonės stambios, jos greičiausiai turi 1-2, turi marketingo vadovą, turi marketingo kažkokį specialistą, bet tokių Lietuvoje įmonių iš 100 000 berods yra ten apie 700. O likę 90 keli tūkstančiai yra mažiau, o tuo labiau, jeigu žiūrėti ten žemiau 100 darbuotojų, tai turbūt 90 000 įmonių. Tai kuo mes leidžiamės į mažesnio darbuotojų kiekio, sakykime, įmonę, tuo turbūt atsiranda didesnis poreikis turėti, viename žmoguje turėti ir strategą, ir mokėti tam tikrais įrankiais naudotis, ir žinoti, kaip dirbti su skirtingais šaltiniais, su skirtingom duomenų bazėm, su skirtingais, vadinkim taip, netgi su skirtingom rinkom. Tai čia turbūt atsiranda tas momentas, kad įmonės turėtų tiesiog įsivertinti, kad turėjimas savo marketingo specialisto, pavyzdžiui, viduje, tai nėra jokia, kaip sakant, nebūtinai tai yra geriausias sprendimas, Ir reikėtų turbūt vertinti ne tai, kiek postų išleido, ne kiek skelbimų įdėjo, ne kiek marketingų išleido reklamai, bet kai pradedama vertinti galutinis rezultatas, per galutinio rezultatos, per sukuriamą vertę, turbūt galima žymiai lengviau palyginti ir nebūtinai galbūt turėti visą etatą, gal užtenka per trečdalį laiko galima sukurti žymiai daugiau vertės, negu vienas žmogus sukuria dirbdamas visą mėnesį. Visiškai. Ir aš gal dar kitą truputėlį elementą paliesiu, kad apskritai verslas verslų įmonės, įvairios gamybos arba profesinių paslaugų, kurios fokusuojasi į savo paslaugas, tai, ką daro gerai, pas jas marketingas niekada nebūdavo labai stipri rolė, labai stiprus departamentas. Aš taip absoliutinu, žinau, kad yra išimčių, bet klausimas pagrindinis būna pas juos, tai kas prisiims atsakomybę už marketingo rezultatą. Ir įmonės gali turėti vieną labai stiprų marketingo vadovą viduje, turėti tą CMO, tikrą CMO. Lietuvoje yra, aš turbūt, ant rankų pirštų, gal dar kojos pirštų pasitelkčiau į pagalbą, bet tiek įmonių, kiek gali turėti ir jiem verta turėti tikrai stiprų full-time CMO. Kalbu B2B įmonė. Kuris turėtų po savim dar kuris turi po savim departamentą, turi kam vadovauti, jie turi pasiskirsti rolėmis. Taip. Tai reiškia, kad jeigu jie ir pritraukia, pavyzdžiui, nėra tikro poreikio, bet pritraukia stiprų CMO, bet jisai tik tai 1/5 laiko daro tai, ką turėtų daryti CMO, o kitą laiką daro vadybininko darbus, tai jam demotyvuoja, taip ilgai toks santykis neišlieka. Gali įmonės pritraukti vadybininką, gerą marketingo vadybininką,
jis tada yra įperkamas ir reikia, kad įgyvendintų. Bet galbūt tada jam pritrūksta tos tokios atsakomybės, kad jisai iš tikrųjų galėtų nešti atsakomybę už marketingo rezultatą. Galbūt dar trūksta patirties, galbūt žinių, galbūt apskritai, ne ten jo stiprybės. Jis yra geras įgyvendinime, o ne strateginėme mąstyme, o vienam žmogui iš tų abiejų dalykų sudėti yra, pavojinga tikėtis. Tai tas irgi ne iki galo sprendžia. Tai dažniausiai, o dar dažnas atvejis kaip nutinka, tai kad iš tikrųjų vadovas net neturi marketingisto ir tada arba jisai, arba koks nors pardavimų vadovas, jam patikėta yra atsakyti už marketingo sritį ir tada jisai kažkaip tai kapstosi. Tai pilna, jeigu lieka laiko. Pilna tokių atvejų, su kuriais susiduriam. Tai partneris, kuris gali ateiti ir prisimti atsakomybę, yra tada didžiulė vertė, nes išsprendžia klausimą. Gali viduj būti geras vadybininkas, bet ateina partneris su galimybė priimti atsakomybę už tai, kad marketingas duos naudos, duos verslo rezultatą ir tai jau atsiranda vėlgi tas konsultacinis sluoksnis, apie kurį kalbėjom. Tai visiškai pabaigai mūsų pokalbio galima pasakyti taip, kad jeigu nes dažnai įmonė sako, mes esame maži, mes negalim priimti 5 žmonių komandos į marketingą ir turbūt teisinga, nes visa komanda kainuos turbūt ten keli šimtai tūkstančių, ne? Tai atsakymas visiems yra paprastas, kad vertinkit savo marketingo rezultatus, ne? Labai paprastai, pagal tai, ar jūs pasiekite įmonės strateginius tikslus, ar paimėte rinkos dalį, kurią buvot užsibrėžę, taip, ar yra naujų klientų, tiek, jeigu yra pasiekta strategija, greičiausiai viskas yra tvarkoj, kažką tikrai darot gerai. Bet jeigu netgi maža įmonė yra 10, 20 ar 50 žmonių, tai čia jau tada to pasiteisinimo kaip ir nereikia, nes jeigu nereikia jums pilno vadinkime etato, reikia tik tai 2 dienas per savaitę, tai pilnai galima susirasti, vadinkim, specialistų iš išorės, ir kurie aptarnauja galbūt tada ne vieną, bet 5 klientus ir galima turėti labai kokybišką rezultatą, prieš tai, aišku, pasidarius kokybišką strategiją. Tai yra didelis elementas ir kad, aišku, ir chemijos turi sutapti ir tas specialistas, kuris ateina, jis turi industriją suprasti, jam įsigilinti, gali būti nelengva perprasti visus niuansus, tai vertinti reikėtų viską, ir patirtį, ir jo strateginius gebėjimus, ir praeities rezultatus, bet taip, nėra būtina dabar turėti visko galbūt viename žmoguje, jeigu ir įmonė turi vieną. Turėti savo automobilį, turėti savo, jeigu gamykloje reikia vieną kartą iškrauti kažkokį tai krovinį, tai būtinai dar kraną įsigysime, kuris bus naudojamas vieną dieną per metus. Tai turbūt šitas mentalitetas tinka ir fiziniams dalykams, kad ne viską reikia įsigyti. Ir tas pats tinka ir išoriniam paslaugom, išorinių paslaugų įsigymui. Ir vis labiau reikėtų žiūrėti į vertės kūrimą ir įmonės strateginių tikslų pasiekimą. Tai marketingas jis atsako vis tiek ne už visą strategijos rezultatą, bet tenais yra reikšminga dalis, tai paklausa, ar ne, nes mes ten turim ir dažnai ir kokį nors gamybos padalinį tenais ir žmogiškuosius išteklius ir taip toliau. Marketingas atsakingas už tą paklausą, tai jeigu jūs jaučiat, kad turit, kas pas jūs atsako už tą sritį, tas žmogus, kuris atsakingas ir kuris pilnai priiminėja sprendimus šitam, valio, tai jūs esat jau labai nedidelė dalis ir labai sveikinam, kad šitą turi. Super, ačiū labai už šitą pokalbį, tikrai laikas ištirpo tiesiog ir mes turime paskutinę minutę tik tai apibendrinimui, tai koks būtų galbūt palinkėjimas arba kokia būtų 1 ar 2 tokie padrasinimai vadovui, tiek marketingo vadovui, tiek CEO, tiek valdybai, kad marketingas būtų profesionalesnis ir geresnis ateityje. Tai aš linkėčiau nepavargti. Gal neskamba labai optimistiškai, šiaip aš labai optimistas esu. Nepavargti, nes tempas tik didės, sritis, kuriuose turim konkuruoti, tik didės. Žaidėjai, kurie yra greitesni ir kurie geriau prisitaiko prie pokyčio, jų rezultatas bus išskirtinai didesnis,
Tai galiu palinkėti tik tai nepavargti ir būti tarptų, kurie yra lyderiaujantys šitose lenktynėse, o lenktynės darosi aršios. Ačiū labai. Tai primenu, kad šiandien pas mus svečiavosi Julius Kaknevičius, B2B marketingo agentūros Via Marketing įkūrėjas ir partneris. Ačiū labai, Juliau, ir atsisveikinam su visais žiūrovais iki kitų kartų. Ačiū.